Galingus Lietuvos balsus į pergalę lydi Euronics, ryškiausia žvaigždė elektronikos visatoje. I can do to make you do. Oh, mama tells me I shouldn't bother, that I ought just take to another man, a man that surely deserves me, but I think you do. So I cry, I pray, and I beg. Eglė ir Regina iš Merūno komandos kovėsi dėl vietos po Lietuvos balso saulę. Pažiūrėsim, kuri šildysis toliau, o kuriai mes pasakysim ate. O gal nė vienai nepasakysim ir abi dvijos liks projekte. Viskas priklauso tik nuo jūsų, gerbėmieji mūsų. Katažina, ką jūs manote apie šį pasirodymą? Jūs labai gerai pristatėt, visada besišypsančiomis akimis. Kažkaip taip, panašiai. Ir net spalvos visas kažkaip priderintas prie Eglės suknelės buvo, tie drugeliai. Ir aš tiesiog galiu pasakyti, kad negalėjau atitraukti akių ir ausų nuo dainavimo, aišku, dvikovoje, bet žiūrėjau į Eglę tik tai. Tai turbūt mano sprendimas ir būtų ir pasirinkimas Eglė. Tad lauksim, koks bus galutinis, aišku, įdomu. Lauksim, bet pratęskim šią intrigą. Inga, Arūnai, ką jūs galvojat? Iš ties labai įdomios abi merginos. Eglė labai išraiškinga. Ir ne tik akis, jos ir judesys scenoje, jinai pati visa veido išraiška. Bet labai įdomi man pasirodė Regina, jinai su tokiu nerūpestingumu ir su tokiu vaikišku lengvumu padainavo šitą gabaliuką, kas man labai įstrigo. Todėl sunku man labai būtų išsirinkti, aš manau, kad Arūnui irgi, na žinoma, taip. Tas žavesys, kuris yra Eglėje, jisai labai moteriškas, bet šį kartą aš taip mečiau burtus ir pasirinkau tą tokį labai retai girdimą tą vaikišką atlikimo manierą, kuri man čia visai tiko šitoj dainoj. Aš tai čia prieštaraučiau, žinokit, nes man tai nieks tavęs neklausia. Du skirtingi žavesiai, bet jie visi tokie būtų labai gražus. Labai. Bet čia ir buvo tas kuklus moteriškas seksualumas, taip? Taip, va čia taip ir buvo, taip. Tas, kurios taip ilgisi. Donatai. Man merginos taigi buvo labai gražu. Aš tiesiog žiūrėjau ir buvo smagu, aš tiesiog pasižiūrėjau kaip Arūnas, kaip Inga, visi tikrai žiūrėjo, dėl to buvo lengva. Ir žinot, kuomet tu scenui tave stebi, ar ne, visa Lietuva, išlaikyti tą santrumą tokioj dainoje labai yra sudėtinga, dėl to, kad vis tiek tu nori parodyti savo vokalinius dalykus.
Ir aš jūs sveikinu dėl to, kad jūs išlaikėte tą tokią ramybę ir tikrai atidainavot paprastai, bet gerą to žodžio prasme teisingai, taip kaip ir turite atlikti šitą kūrinį. Taip, kad aš jūs abi sveikinu, bet man kažkokią paslaptį labiau kaip tik paliko Regina. Merūnai, žodis jums. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs manęs įsiklausėt per repeticiją. Buvo subtilu. Iki pat paskutinės natos jūs tiesiog datempėt viską, kaip sakiau, dinamika, kad būtų. Pačiai pabaigoje daugiausiai jėgos. Labai, žinokit, sunku jūs... Vienu momentu kažkaip atrodo labai vienoda, bet ne ta prasme. Lygsvara vienoda. Ant kiek Eglė yra savita, tokia, aš sakau, net ir visai komandai, sakiau, jin tokia gaivi, tokia, sakau, žiūri, toks, tiesiog šiluma eina nuo jūsų. Regina tai tiesiog savo to tokiu nerūpestingumu atrodo, jaunas veidas, labai jauna natūra scenoje. Ir va tas, tai yra gražu, išlaikyta ir kartu nerūpestingumas. Ar tu pasiruošęs? Nežinau, ką sakyti. Šiaip turiu būti pasiruošęs, bet labai sudėtinga. Net šiuo atveju tikrai kartais jau būni apsisprendęs ir galvoji, nebent jau tas antras geriau pasirodys, jau nebent pralūši kažką labiau parodys. O šiuo atveju aš tiesiog net nežinau, tiesą sakant, ką daryti. Abidvi jūs labai esat puikios, tikrai. Tai pagalvok dar kelias akimirkas, nes mes labai laukiam, kada išgirsim, koks bus Merūno sprendimas. Tegul studijai būna labai gaivu, Eglė. Sveikinam Eglę, tu keliauji į kitą Lietuvos balso etapą į nokautus. Šį kartą. Sveikinu. Ar išgelbės kas nors? Ar išsaugosi mano meilę? Publiko, jūs paprašykit. Gerai pagalvokit. Ji turėtų toliau eiti. Dar gražiau paprašykit. Ką? Žiaurioji Inga Valinskienė. Aš nieko dar net... Šaltoji ledo karalienė. Šlikštinė. Ačiū už šlikštinę, bet šitą kainą aš pasiruošus sumokėti už tai, kad Regina eitų į kitus etapus. Ačiū Inga. Sveika, mieloji. Bet čia tų įgūdžių apžino. Čia jisai. Palydėkit, turit ką